Tai va, šiandien šitadienis ir esam Kretingoje, tai visada, taip pat yra naip. Žodžiu, laukiam Pauliaus, Mariaus, varom darbuotis, bandysim gal šiandien užkursim jau kem 6, būsim pravodki pasidarį. Bet kol kas dieną, tai prasidėjo bent jau man tai šudinai. Bet to, kai Land Roverį nerod greičiaus, dabar dar ir muziką nebegroja. Viskas groja išskyrus radiją ir auksą, tai groja tik diskai. Varysim darbuotis prie elektros, nors dėlį mašinoje elektrą važiuojas. Na, tikėkimės, kad ten nesivažiuos tie dalykai ir viskas bus ok. Tai va, varom darbuotis. Savartinėlį visą metam lauk. Ir cilindriuką dėsim kitokį, be elektros. Ir prasivesim vis stabžarnelį šnoj gražiai tvarkingai, nes čia tai huinė taip neturi būti. Dabar tokie makaronai visur. Tai va, o Paulius eis į vidų elektros tvarkyti jau ruošias. Na va, šitais tas cilindriuks paprastesnis nei mano. Be elektrų, be visų kitų dalykų. Tai matysim, kaip pažiūrėjom, šiaip atvirkščiai stabdžiai buvo pas man pajungti, tai... O vėl. Tai va, dabar prie vieno rato dedam į kembriką. Tai į kembriką, jeigu mineš žarną vamsdelį, dėl to, kad neprasitrintų. Taip apsaugosim, o vidų įdėsim irgi taip pat, bet vidų įdėdas dėl to, kad, jeigu pratrūktų, kad neprisivaryti akis, dar kažkur stabdžius kyšiaus. Vada nėra gerai, žodžiu. Jeigu, čia dabar bardak, bet bus kažkada labai gerai. Tėčiu atsirad. Baby. Tai saloną ir parsivedėm jau visos reikals. Aš filmau. Kai mes čia nieko neprasivedėm, čia net nieko šiandien padarėm. Paulius jau nervuojas, kad nieko nepadarėm šiandien. Lankus reikia ir persimest laidus, kad būtų normaliai. Čia vamsdėliai naujai. Čia lemdas laidus. Ten motorsportinis mėlyns. Irgi gaugiai. Žodžiu, bardaks, bet... Žodžiu, pravodki irgi jau bišgeri. Bet reikalai. Salonėlis panašėja. Stabdžiai pajungti. Pauliuks irgi čia gerai pavarė. Direktoriaus nėra, tai mes čia įsijautė biški. Su remontais stabdžius padarėm. Viskas pajungta, nuorinta. Dėjom lankus. All good. Tada išsiaiškinom, kad nusprendėm, kaip imsim baką lauk. Nes kitaip lankų sudėti paprastai neišeina. Nes tiesiog nėra vietos paukštelių tų sudėti, kur yra jos priskirtos. Tai ten iš apačios matys. Ir tada, kai nusprendėm nusimt baką, varyk rodė. Kai ką supratom, sugalvojom nuimt baką. Ok, nusimam baką, tipo, ne? Tipo, tai čia... Žiūrėjau, kardaną nusimam, čia čiukčiukšt. Čia, tipo, vamsdeliai. Ne taip norėjau. Pamatėm, kad čia yra biški parūdėje į ten ir ten. Tada pradėjom galvot, kad reikia imt tiltą lauk. Nes pasvarstėm, ar 400 erklę galių, kažin laikys šitą puveną ar nelaikys. Va, čia viskas atrodo taip. Ne Wunderbaum atrodo, ne? O. Čia irgi. Tai jau kadangi imam baką, tai jau tada reikės ir sutvarkyti. O, čia biškelį ir papuvė yra. Tai tada gal ir vamsdelius reikės normaliai prasivest. Nepalik čia taip, kokią aš čia padariau. Nesąmonę. Tai kuo toliau mišką, tuo daugiau medžių. Tuo mažesnis šansas mato įspėt į treniruotę vasario mėnesį, kuris tam palauk sakė pastulpina, ne? Jo. Tai good luck, sėkmės, pasvajok. Jo. Sėkmės svajojant.
Čia tai būna, kai meistras prileidi be priežiūros. O geriausia visa šita dalis, kad net nežino, ką mes čia darom. Net nežino turbūt, kad mes garažiai iš vis esame, ne? Va, ir jis net neplanavo, kad iš vis tiek reikalų bus. Tiltas out. Bakas out. Išardam tai šroto stilium. Nieks niekur neatsisuko. Dalykus nupjaustėm, nukarpiam. Nu jo, prisuk Rolbarą vadinas. Ką daryt? Keist. Čia įvariam batai. Čia nieko gero. Čia tilto vietos. Tokis va turim labai puikiai. Cinamonų bandelės. Bandelės su cinamonu. Čia turim irgi tokią. Čia irgi tokią. Tai sudėsim plokštelės. Čia turės rollbaro. Tvirtinimas būt. Čia va šitaip va turi būt. Bet čia aišku viskas visų remiasi. Čia viską reikia šveist. Čia įdaužt. Nu, tai čia kai įdėt, kai yra bakas Fun Times. Dabar čia Fun Times bus įdėt. 2 žingsniai į priekį, 4 atgal. Geriau 4 žingsnius atgal laiko, negu po to nelaiko. Jo, teisingai. Būtų tai su 400 arklio galių, sėmi spik padangos, sėmi pro. Jūs pasižiūrėkit ir vertinkit ir pakomentuokit, ar būtų jam atlaikę ar nebūtų. Va, šitas va, rūdis. Manau, kad ne. Nu, aš irgi. Manau, kad ne, bet pakomentuokit. Ką manot? A mes čia iš vis gerai darom, o gal čia ne taip reikėjo daryti, gal reikėjo čia viską daryti, nežinau, kaip pradinių planų. Gal reikėjo iš vis matyti, tokie buvo pradėti tiesiog. Nu. Tai čia dabar va tos vamzdėlius, ką čia padarėm, tai vėl čia viską ardyti reikės, vėl viską iš naujo daryti. Dabar trišą kaip statysim kažkur čia. Čia atvesim naujus vamzdėlius, naujas šlangelės, nu, žodžiu. Visą galą iš pagrindų pakelsim. Kažko trūksta. Kūro trūksta. Tai va. Gerai bus, Padarysim. Vienas geras savaitgalis ir Ir bus, ir lieks. bus galima testuoti. Jo. Nu gerai. Tai va, trečiadienis esam garaže, turiu pažiūrėti, ką Hebra pridarius. Tai tiltas išimts, salons aprimts, dedam šiandien. Nu, toliau smulkmenom viskiam Paulius užsiem. Ir matysim. Kol kas atrodo daugiau padaryti darbų nei buvau prieš tai. Tai parodysiu. Panelę bišką priimti, sudėti gaugės, naujas rankinis iš Manji Performance, shifteriai, nu žodžiu, lankai išimti, bakai išimti, gaugiam laidai, nelaidai jokie, žodžiu, silikoniniai dalykai, nu žodžiu, bardaks. Sezon liek nedaug, o darbų vis daugiai. Pedals nuisius atsivežęs įdėš. Tai dėsiu nuis pedals, nes manį angliškai bus dėti ten biški kreivi ir biški visokie kitokie. Jau Paulius bando angliškus kreivius pedals išmest lauk. Tai va, plius susivėrėm į lovą. Ten jau bandom tos dalykus pasijungti. Nu, žodžiu, biški judam. Štai jau lemtas gaug ir būsto gaug vietas. Tai viskas kažkas taip turėtų atrodyti. Paulius žiūri, kas vyks per nesąmonės, kažkas trumpam. Negali būti vis gerai. Tu sakyk, bet kas nesisek šiaip. Houston, we have a problem. Kada vien neveikia. Vėl neveikia. Gerai. Labai gerai. Man patinka. Tai va, kažkaip grįžom iš garažo ir galvoju, ne video pabaigos kažkas padariau nieko. Tai, žodžiu, darbų dar laukia daug. Norėjom vasario gal testuotis. Maža tikimybė, kad gal pavyks, gal nepavyks. Tikėkimės, kad pavyks. Ir nebus sniego, šiaip darbų atsirado daugiau, nes nuėmus tilto radom rudelių, tai persivirinsim tas vietas ten prie to pačio. Poliuretaną kitur keliose vietose dėsim, kur pasirodo nebuvo. Panelė, kaip matėt, uždėta, gaugės veikia, ten smulkmenų dar yra, nes pedalus irgi perdėliojam. Na, visokių tokių minimalių dalykų. Tai
Ir dar reikalų, ten ir po variklių skyrių dar yra reikalų. Reikia duslintuvą pasibaigti, susivinioti į termo, užsidėti heat shieldą. Tai va, ir stikrinti vėl visus skyščius. Tai gerai, kad yra Hado, ačiū jiems. Šitos dalykus su jų pagalba pasidarom, skyščiai visi ir panašiai. O duslę, kaip ir visi žino, duslintuvas.lt, pati geriausia tipo parduotuvė, tokio tipo parduotuvė. Tai nežinau, labai greit aptarnau, pasakė, ko man reikia ir kaip daryti. O tiek ir beliko mums, tada Mariui suvirinti viską. Tai ačiū ir Mariui, ir Pauliui, daug dirbam, daug jie dirba, aš jau po biškį kažkaip prarandu motivaciją. Bet nieko, kai pavažiuosim vėl viskas bus gerai. Ir iki pasimatymo, ryt varau vėl į garažą, tai rytoj bandysim pafilmuoti, gal kažkas vėl gausis.